Sveiki, sveiki sulaukę gegužės mėnesio, vasara vis arčiau, šiluma vis arčiau. Esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė. Ir šį mėnesį sugrįžtu prie santykių temos. Galbūt jūs prisimenat, prieš keletą mėnesių vasarį buvau paskyrus savo įrašą santykių temai ir po to sulaukiu jūsų klausimų ir tokių komentarų ir man pačiai kilo daug naujų idėjų. Tiesiog pajaučiau, kad šį mėnesį vėl noriu sugrįžti prie santykių temos, nes tai yra taip platu, nes jeigu taip pagalvojus, tai viskas, kas mes esam ir viskas, ką mes veikiam, yra per kažkokį santykį, ne? Per santykį su kitais žmonėmis, per santykį su pasauliu, per santykį su kažkuo, kas yra arba ko nėra mūsų gyvenime ir per santykį su savim. Ir tradiciškai aš noriu pradėti nuo to paties svarbiausio santykio, kuris trunka visą gyvenimą, nuo tos dienos, kai mes gimstam, iki tos dienos, kai mes paliekam šį pasaulį, tai yra nuo santykio su savim, nes jisai yra pats svarbiausias. Tada, kai mes esam darnoj savy, tada, kai esam viskuo patenkinti, kai viskas mums viduj gerai, tada pastebėkit ir kiti žmonės mūsų neerzina ir kažkokie tai dalykai išoriniai mūsų taip stipriai neįtakoja, atrodo, kad nieks negali mūsų išmušti iš tos pusiausvyros, į kurią mes esam tvirtai atsistoję. Ir nežinau kaip jums, bet man vis dar būna kartais dienų kaip tyčia, kai atrodo ir miegu prastai, ir košė ryte prisvyla, ir makiažą dažausi, tepuosi makiažą ir išsiterlioju suknelę ir niekur nespėju ir viskas krenta iš rankų. Ne? O būna kitos dienos, kai atsikeli ir atrodo, kad puikiausiai miegojau ir lietus neerzina ir visur suspėju ir vien tik tai gražios dainos per radiją groja, tarsi atrodo pats pasaulis taip dažnai nesikeičia, kaip keičiasi mano filtras, per kurį aš matau tą pasaulį. Ir tas filtras yra būtent tai, koks yra mūsų santykis mūsų pačių su savim, su savo siela, su savo vidinė išmintim, su ta šaltinio energija, su tuo, kas mes iš tikrųjų esame. Įvairiais pavadinimais galim tai vadinti, bet iš tikrųjų tai yra tas, kiek mes esam darnoj patys su savim. Ir aš noriu jūs pakviesti, kad pirmiausia dabar, kai žiūrit šį įrašą, tiesiog pastebėtumėt ir pagalvotumėt, kas padeda jums išlikti darnoj, tada, kai esat geroj būsenoj, kas jūs paskatina iškristi iš tos darnos su savim ir nueiti į nedarną ir tokį susierzinimą ir ką galit padaryti, kad jūs vėl į tą darną sugrįžtumėt. Ne? Pavyzdžiui, keletas dalykų, kas man visada padeda, tai yra pasivaikščioti arba eiti pabėgioti, pabūti gamtoj, atsigerti vandens, paskaityti gerą knygą, paplepėti su drauge, plepėjimo terapija aš vadinu, pagulėti vonioj, daug paprastų dalykų ir kas dar labai svarbu, kad visa tai priklauso nuo manęs, ne? Nes kas dažnai mes santykyje su kitu žmogu, mes tikimės, kad kitas žmogus padarys kažką ir tada mes galėsim būti laimingi. Tai noriu tą labai akcentuoti ir aš apie tai pratęsiu dar per kitus įrašus ir šio mėnesio per kitas temas, bet kad tada, kai mes pakabinam savo gerą būseną ant kito žmogaus, kad jeigu tas žmogus padarys vieną ar kitą dalyką, tada aš jausiuosi laiminga ar gera, ar patenkinta, ar tada bus gera diena, tai mes pasispendžiam savo spąstus, nes mes niekada iš tikrųjų nežinom, kas vyksta su kitu žmogum, ar jie galės padaryti tai, ko mums reikia, nes nežinom, kas jų galvoje dedasi, jie nežino iki galo niekada, kas mūsų galvoje dedasi, tai pats svarbiausias dalykas yra visų pirma rasti darną pačiai su savim ir paskui jau tada eiti į pasaulį ir bendrauti ir dalintis tuo, kuo norisi dalintis. Tai šiandien tiek, pastebėkit, kada esat ir kada nesat darnoj su savim, nuo pastebėjimo viskas prasideda, tada kai pastebit, tada pradėkit galvoti ir ieškoti, jeigu esat darnoj, tai kaip galit likti toliau darnoj, o jeigu nesat darnoj, tai kaip galit sugrįžti į darną, į tą gerą būseną. Kiekvieno iš jūsų atsakymai bus skirtingi. Pasidalinkit savo įspūdžiais, kas jums padeda, kiek jūs sutinkat su tuo, kiek nesutinkat, gal turit kažkokių papildomų klausimų. O jau kitą savaitę sugrįšiu su toliau gvildensiu santykių temą. Jinai tikrai labai plati, bet aš turiu nemažai laiko, dar visą mėnesį, taip kad likit įsijungę, būtinai pasižiūrėkit. Ir dar noriu labai pakviesti, kol kas trumpai, vėliau anonsuosiu šiek tiek daugiau, kad jau labai greitai šį mėnesį startuoja nauja mano programa, kaip kurti sielų ryšį. Tiems iš jūsų, kurie tikit, kad mes esam šitam pasaulį dėl to, kad turim kažkokią aukštesnę misiją, kad yra kažkokios pamokas, kurių mes ateinam išmokti ir mes jas mokomės per santykį su kitu žmogum, su artimu savo žmogum.
Tai apie tai bus mano naujausia meditacijų ir afirmacijų įsiteiginių programa. Būtinai sekit informaciją, paskelbsiu apie tai jau labai greitai. Kol kas geros jums savaitės ir iki.